Sveiki gyvi, Sporto TV kanalo žiūrovai. Tiesioginė transliacija iš Kredit 24 arenos, kur čia Vilniuje prie pat Neries kranto vyksta finalinis etapas paplūdimio tinklinio. Ir dabar matome rungtynes dėl trečiosios vietos, tai yra moterų mažąjį finalą, kuriame sustinka Irina Zoblina poroje su Urte Andriukaitytė prieš Vytenę Vitkauskaitę ir Karolę Virbickaitę. Raudonos spalvos marškinėliais vilki Virbickaitė ir Vitkauskaitė, o melsvos spalvos marškinėliais vilki Irina Zoblina ir Urtė Andriukaitytė. Na, įdomu tai, kad čia finaliniame etape dalyvauja ir stipriausia mūsų para Ieva Dumbauskaitė ir Monika Pivilaitytė. Ji žais didžiajame finale ir jos varžovėmis bus Ieva Kazuraitytė ir Viltė Makauskaitė. Tai paaiškėjo, kai šios varžovės, tai yra Dumbauskaitės ir Monikos Pivilaitytės varžovės, Ieva Kazuraitytė ir Viltė Makauskaitė sugebėjo po atkaklios kovos įveikti dabar dėl trečiosios vietos žaidžiančias praėjusių metų čempionės Vytenę Vitkauskaitę ir Karolę Virbickaitę. Dabar pelnomas taškas ir praėjusių metų čempionės, dabar ką tik pelniusios tašką, įsiveržė į priekį ir pirmauja rezultatu 3-2. Paduoda Vitkauskaitė. Ir tikslus smūgis. Puikiai dabar Urtė Andriukaitytė vertino situaciją. Į neuždengtą aikštės plotą pasiuntė kamuolį ir tokiu būdu išlygino rezultatą. 3-3. Pasiaukojantis žaidimas gynyboje, tačiau kamuolys liečia anteną ir dabar jau keičiasi pusėmis komandos. 4-3 pirmauja Vytenė Vitkauskaitė ir Karolė Virbickaitė. Ir dabar paduoti ruošiasi Virbickaitė. Zoblina, Andriukaitytė. Pasiaukojantis žaidimas gynyboje ir nedaug trūksta, bet nepavyksta vis dėlto Virbickaitė permušti kamuolio per tinklą. Lygų 4-4. Na, galima laukti labai atkaklios kovos, kadangi panašaus potencialo yra šios dvi poros ir tą atspindi kol kas šio mažojo finalo rezultatas. Pirmajame sete 4-4. Už aikštės ribų skrieja Urtės Andriukaitytės paduotas kamuolys, taigi 5-4. Pirmauja praėjusių metų čempionės ir paduoda Vitkauskaitė. Andriukaitytė. Vitkauskaitė ir puikiai apžaista varžovės užtvara. Kamuolys pasiųstas vėlgi laisvą aikštės plotą ir jau 2 taškų skirtumų pirmauja Vitkauskaitės Virbickaitės duetas. O dabar puikiai atsako ir jų varžovės, švelnindamos rezultatą iki minimumo. Kol kas labai atkakli kova ir nei viena iš komandų nepavyksta įgyti apčiuopiamos persvaros. Puikus smūgis ir apžaista užtvara, nors ir neblogai. Statė užtvarą prie tinklo Virbickaitė, tačiau tai nepadėjo. Pelnomas taškas ir vėl paduoda dabar varžovės 7-6. Priekyje Virbickaitė su Vitkauskaitė. Neblogos oro sąlygos yra šiandieną, na, suprantama, kad kol kas žiūrovų dar nėra labai daug, tačiau jų bus daugiau, kai bus finaliniai susitikimai. Ir keičiasi dabar pusėmis merginos, kaip ir įprasta. Kol kas 2 taškų persvara, 8-6, pirmauja Vytenė Vitkauskaitė ir Karolė Virbickaitė. Paduoti ruošiasi dabar Virbickaitė. Ir kamuolys už aikštės ribų leidžiasi taip. Čia yra visiškai kiti aikštės matmenys, gerokai mažesnė aikštė nei, tarkime, salės tinklinėje. Ir, suprantama, per stipriai padavus kamuolys leidžiasi į užribį. Liečia tinklą dabar ir tokiu būdu pažeidžia taisyklės Vitkauskaitė. Taigi lygus rezultatas 8-8. Tęsiasi atkakli kova.
Ir dabar paduoda Andriukaitytė. Kamuolys už aikštės ribų. Visą laiką, beveik visą laiką. Pirmajame sete pirmauja Vitkauskaitės ir Virbickaitės duetas, tačiau ta persvara yra labai trapi ir kol kas tikrai negarantuoja sėkmės. Tuo labiau, kad žaidžiama iki 2 laimėtų setų, taigi turbūt mažajame finale bus labai atkakli kova. Vis dėlto tiek viena, tiek kita pora nori pasidabinti bent jau bronzos medaliais. Nepavyko šioms merginoms įveikti pusfinalio barjero. Vitkauskaitė su Virbickaitė pralaimėjo Kazuraitytės ir Makauskaitės duetui, o Zobnina ir Andriukaitytė stipriausi Lietuvos porai Dumbauskaitė ir Povilaitytei. Taigi dabar yra paskutinė galimybė pasidabinti medaliais ir laimėti bronzos medalius šių metų Lietuvos moterų paplūdimio čempionate. Dabar jau priekyje Zobnina ir Andriukaitytė, 1 tašku jos pirmauja, 10-9. Ir ruošiasi paduoti Irina Zobnina. Ji yra Vilnietė, jos porininkė Urtė Andriukaitytė yra iš Kauno. Kitoje pusėje taip pat viena mergina iš Vilniaus, tai Virbickaitė, o Vitkauskaitė yra kaunietė. Pasiaukojančiai, labai pasiaukojančiai žaidžia gynyboje tiek viena, tiek kita komanda. Ir dabar per stiprus Vitkauskaitės smūgis, kamuolys leidžiasi už aikštės ribų ir jau 2 taškų persvarą įgyja Irina Zobnina su Urtė Andriukaitytė. Kelia kamuolį komandos draugiai, ši smūgiuoja, tačiau dabar apmaudžiai klysta prie tinklo Andriukaitytė. Buvo nebloga proga padidinti persvarą, tačiau to neišnaudojo jos ir 11-10 toks yra rezultatas. Labai lygi kova pirmajame sete ir kol kas 1 tašku pirmauja Irina Zobnina su Urtė Andriukaitytė. Stabiliai rungtyniauja šios merginos. Tai yra 3-asis lemiamas etapas. Pirmasis etapas vyko Kaune ir tuomet tą etapą, pirmąjį šių metų paplūdimio tinklinio čempionato etapą laimėjo Irina Zobnina ir Urtė Andriukaitytė. Jos finale įveikė Ieva Kazuraitytė ir Viltė Makauskaitė. Būtent tas 2 sportininkės, kurios šiandieną žais finale. Na, o pirmajame etape Vytenė Vitkauskaitė ir Karolė Virbickaitė užėmė 3-ąją vietą. Tačiau antrajame etape Rokiškyje Vytenė Vitkauskaitė ir Karolė Virbickaitė buvo pirmos, o Irina Zobnina ir Urtė Andriukaitytė buvo 3-os. Taigi realiai visiškai vienodai jos rungtyniavo tos 2 poros šių metų pirmose etapuose ir dėl to jos turėjo po lygiai po 184 taškus, kadangi už pirmąją vietą laimėjus etapą yra skiriama 100 taškų, už antrąją 92, už trečiąją 84. Taigi viena pora buvo 1 ir 3, o kita pora buvo 3 ir 1 per pirmosius 2 etapus. Tai taip pat atspindi, kad šių komandų potencialas yra panašus ir galima tikėtis atkaklaus žaidimo, ką demonstruoja rezultatas 11-11 įpusėjus pirmajam šio mažojo finalo susitikimo setui. Vėl labai taktiškai teisingas Vitkauskaitės sprendimas. Pamatė jį, kad yra neuždengtas aikštės plotas, ten pasiuntė kamuolį ir išvedė savo komandą į priekį. 12-11. Pirmauja dabar paduodančioji komanda. Vėl puikiai apsiginta Vitkauskaitė ir puikus kirtis, gerai pakeltas kamuolys, tinkame aukštyje laiku ir po tikslaus Vytenės Vitkauskaitės smūgio 2 taškų persvarą pirmauja praėjusių metų Lietuvos čempionės. Na, praėjusiais ir užpraėjusiais metais nedalyvavo Dumbauskaitės ir Povilaitytės duetas, todėl suprantama, kad tapti Lietuvos čempionėmis buvo lengviau nei bus, sakykime, šiemet tai padaryti. Na, po 2 metų pertraukos vėl šiais metais dalyvauja Lietuvos čempionate Dumbauskaitė Povilaitytė ir suprantama, finalas su Kazuraitytė ir Makauskaitė turėtų tapti šio renginio puošmena. Beje, transliuosime šiandieną dar 3 mačus dėl 3-osios vietos vyrų kovos, taip pat ir dėl 1-osios vietos, na ir dar moterų taip pat didysis finalas. Tačiau viskas bus kiek vėliau, dabargi mažojo finalo 1-asis setas ir klysta paduodama Urtė Andriukaitytė 15-12. Pirmauja dabar paduodančioji komanda.
Nesėkmingas Vitkauskaitės padavimas. Šiek tiek švelniai atsilikimas, tačiau išlaiko dviejų taškų persvarą praėjusių metų čempionės. 15-13. Pirmauja Vitkauskaitė ir Virbickaitė. Nespėja prie šio kamulio Irina Zobnina. Taigi tolsta nuo varžovių, pavojingai tolsta pirmaujančioji komanda, kadangi žaidžiama iki 21 taško, o dabar yra jau 16 taškų, paduoda Virbickaitė. Vitkauskaitė sėkmingai apsigina nuo varžovio atakos, dar viena ataka ir nepavyksta dabar Irinai Zobninai atlikti tikslaus smūgio. Dar vienas taškas. Ir Karolis Virbickaitės duetas. Jau minėjau, kad būtent ši pora praėjusiais metais tapo Lietuvos paplūdimio moterų čempione, o dabar dėl trečiosios vietos žaidžiančios tinklininkės žaidė skirtingose porose. Urtė Andriukaitytė pernai žaidė su Simona Vaičiukynaitė ir tapo vicečempionėmis, tai yra užėmė antrąją vietą, o Irina Zobnina rungtyniavo su Miglė, poroje su Miglė Mazurkevičiūtė ir užėmė 4. vietą. Taigi vienos geriausių tinklininkių yra ir vienoje ir kitoje tinklo pusėje žaidžiančios merginos ir todėl nieko keisto, kad jos šiandien rungtyniauja dėl medalių. Taigi 17-13 ir paduoda Virbickaitė. Andriukaitytė. Na, pavyksta jai. Kamuolys šiek tiek slysteli tinklų ir nusileidžia varžovių pusėje. 14-17. Paduoda Urtė Andriukaitytė. Sėkminga užtvara. Antrasis bandymas ir antruoju bandymu nepavyksta Virbickaitei. Iš pradžių sėkmingai buvo pastatyta užtvara, o po to jau netikslus smūgis, užribėje leidžiasi kamuolys ir vos 2 taškeliai skiria komandas 15-17. Kauskaitė perdavimas Virbickaitei, dar vienas smūgis ir dar kartą pro šalį. Na dabar 3 taškus pailiui leidžia pelnyti varžovėms praėjusių metų čempionės ir vos 1 taškelis skiria komandas 16-17. Štai koks pasiaukojantis žaidimas, na taškas nepelnytas, tačiau verta pagirti Zobniną ir Andriukaitytę, kurios tiesiog gulėdamos, būdamos jau beveik beviltiškoje situacijoje, iš paskutinių stengiasi išgelbėti šį tašką. To padaryti nepavyko, bet pasiaukojantis žaidimas tikrai vertas pagirimo. 18-16, vėl 2 taškų skirtumas. Vytenė Vitkauskaitė paduoda. Bandė ištraukti šį kamuolį Vitkauskaitė, tačiau smūgis buvo pernelyg stiprus ir pernelyg netikslus. Ir vėl 1 taškas skiria komandas, 18-17. Pirmauja Vytenės Vitkauskaitės ir Karolis Virbickaitės duetas. Paduoti ruošiasi Irina Zobnina. Labai gerai sužaidė šį kartą merginos. Vytenė Vitkauskaitė tiksliai pakėlė kamuolį laiku prie tinklo suradusiai savo komandos draugiai Karoliai Virbickaitei ir pastaroji tikslių smūgių pelnė tašką 19-17. Ir vos 1 taškas skiria Vitkauskaitė su Virbickaitė nuo pergalės pirmajame sete. Taigi labai arti tikslo. Merginos laimėti pirmąjį šio mažojo finalo setą ir tą padaro padavimu Vytenė Vitkauskaitė. Taigi 21-17 tokių rezultatų. Praėjusių metų čempionės laimi pirmąjį setą ir žengia mažą žingsnelį link bronzos medalių.
Krepšinio sirgalių radijas. Radio centras. Kredit 24. Pagrindinis Lietuvos tinklinio rėmėjas. Tęsime tiesioginę transliaciją iš Kredit 24 arenos, kur vyksta moterų paplūdimio rungtynės dėl trečiosios vietos. Tai yra Lietuvos čempionato baigiamasis etapas ir prasideda antrasis setas. Žiūrėsime, kaipgi seksis jame dabar pralaimėjusiai komandai. Tai yra Andriukaitytė ir Zobninai. Ir jos pelno pirmąjį tašką. 21-17. Tokiu rezultatu pirmąjį setą laimėjo Vytenė Vitkauskaitė ir Karolė Virbickaitė. Ir dabar Zobnina su Andriukaitytė žūtbūt privalo laimėti šį antrąjį setą. Priešingų atveju jos liks tik ketvirtos ir negalės pasidalinti medaliais. Suprantama, nenori su to taikstytis jų varžovės, kurios irgi yra puikiai susižaidusi pora. Netgi, sakyčiau, geriau susižaidusi pora, nors nieko neįprasto nėra, kadangi dažnai keičiasi paplūdimio tinklinėje poros. Ir jau minėjau, kad ir Zobnina, ir Andriukaitytė praėjusiais metais žaidė poroje su kitomis sportininkėmis. Na, o Vitkauskaitė ir Virbickaitė ir praėjusiais ir šiais metais žaidžia poroje, vienoje poroje, ir tai yra šioks toks privalumas. Susižaidžia geriau tinklininkės ir suprantama, kad viena kitą geriau supranta. 2-2 antrojo seto pradžioje. Paduoda Vitkauskaitė. Nelabai gerai buvo priimtas kamuolys, tačiau Virbickaitė nepavyko pelnyti taško. O dabar nepavyksta Virbickaitei pasiųsti kamuolio praktiškai į laisvą aikštės plotą ir buvus labai geroje padėtyje, šiek tiek už šoninės linijos leidžiasi kamuolys. 3-2 pirmauja paduodančioji komanda. Šį kartą labai puikia ataka. Na, Vitkauskaitė, jeigu gerai pakelia kamuolį savo draugai Virbickaitė, kuri yra šiek tiek aukštesnė ūgiu, tai Virbickaitės smūgiai tikrai yra sunkiai tremiami ir tą matėme pirmajame sete. O čia labai tiksliai žaidžia Zobnina per užtvarą, pakeltas kamuolys, rezultatas 4-3, kas 7 taškai, keičiasi pusėmis merginos. Ir dabar pirmaujančios komandos atstovė Urtė Andriukaitytė ruošiasi paduoti. Ir tikslus sėkmingas padavimas. 5-3. Taip, turi žūtbūt tą setą laimėti Andriukaitytė su Zobnina. Tada mes išvystume lemiamą trečiąjį setą. Jeigu ne, tuomet bronzos medalį atiteks praėjusių metų čempionėms. Vytenė Vitkauskaitė tikslių smūgių švelnina atsilikimą iki minimo. 4-5 ir jį paduoda. Vėl sukladintos varžovės, jau antrą kartą šiame sete Urtė Andriukaitytė labai šaltakraujiškai ir tiksliai žaidžia. Na, svarbu yra mąstyti aikštėje, kadangi daug yra laisvos erdvės, nes čia nėra salės tinklinės, kur žaidžiama 6-6, čia žaidžia 2-2, taigi reikia viską vertinti šaltai ir priimti racionaliausią sprendimą. Labai graži ataka. Pirmojų tempų dabar sužaidė merginos ir pelniusios tašką. Jos švelnina savo atsilikimą iki minimo. Paduoda Karolė Virbickaitė, esant rezultatui 5-6. Zobnina. Na, nėra aukštaūgio ši mergina. Suprantama, jai
smūgiuoti, kai kamuolys yra virš tinklo, o kitoje tinklo pusėje iškyla užtvarą statančios merginos rankos, yra galbūt ir sudėtinga, todėl buvo nuspręstas žaisti kitaip, tačiau tas kamuolio permetimas buvo šiek tiek netikslus. Sėkminga Andriukaitytės užtvara, pati bando užbaigti ataką, nepavyksta. Ilgai kamuolys laikomas žaidime. Štai kaip pasiaukojančių. Gražiausias turbūt taškas šiame mače. Labai patenkinta Vytenė Vitkauskaitė, tikrai pasiaukojantis žaidimas, galbūt kiek ir sėkmės tame epizode, bet faktas yra tas, kad po šio taško Vytenė Vitkauskaitė su Karolė Virbickaitė įsiveržė į priekį ir dabar pirmauja jau 7-6. Paduoda Virbickaitė. Šiek tiek per žemas padavimas. Lygų 7-7. Ir vėl kas 7 taškai, keičiasi pusėmis merginos. Paduoti ruošiasi Urtė Andriukaitytė. Andriukaitytės smūgis ir kamuolys aikštėje ties šoninės ir galinės linijos sankirta. Dabar nusileido kamuolys, tačiau jis nusileido aikštės ribose ir vėl 1 tašku pirmauja Zobrinos ir Andriukaitytės duetas. Paduoda Urtė Andriukaitytė. Sėkminga užtvara, tačiau kamuolys lieka žaidime. Dar kartą statoma užtvara. Pasiaukojančiai žaidžia dabar Vitkauskaitė. Vėl pakelia kamuolį varžovės. Tikrai puikus žaidimas. Ilgai besitęsiantis žaidimas dėl šio taško. Ir kol kas nei vienai komandai nepavyksta jo pelnyti. Turbūt ilgiausias epizodas, kai kamuolys taip ilgai laikomas žaidime ir galų gale triumfuoja Vytenė Vitkauskaitė. Labai daug jėgų pareikalavo tas epizodas iš merginų. Na, visiškai neseniai prieš šį mačą dėl trečios susitikimą su Viltės Makauskaitės ir Ievos Kazraitytės duetu pralaimėjo tą mačą dėl patekimo į finalą. Suprantama, tai pareikalavo daug jėgų, nes taip pat žaidė pusfinalio mačą Zobrina ir Andriukaitytė su Povilaitytė ir Dumbauskaitė, tačiau žaidė kiek anksčiau ir turėjo ilgiau poilsio. O poilsio akimirkos yra taip pat svarbu, kai tiek daug susitikimų reikia sužaisti vienu metu. Šiek tiek kuriosinis epizodas. Merginos žiūri teisėją, tačiau teisėjas leidžia žaisti. Na, nepristačiau šiandieną dar teisėjų. Pirmasis teisėjas Vitalijus Ruselevičius iš Kauno, antrasis teisėjas Ernestas Jaščaninas iš Vilniaus, sekretorė Indrė Pritkelytė, jos asistentė Liuba Zobnina. Tai toks yra teisėjų korpusas. Ir dabar aiškinasi su teisėjų Vitalijumi Ruselevičiumi Vytenė Vitkauskaitė, tačiau šis paaiškina, kad viskas buvo pagal taisyklės ir galima žaisti toliau. 9-8. Lygų. 9-9. Paduoda Virbickaitė. Andriukaitytė, Zobnina. Puikus darbas gynyboje. Vėl sėkminga užtvara. Ir šį kartą liečia tinklą, tai yra pažeidžia taisyklės Irina Zobnina, todėl taškas rašomas varžovėms. 10-9 pirmauja Vytenė Vitkauskaitė ir Karolė Virbickaitė. Paduoti vėl ruošiasi Virbickaitė, esant rezultatui 10-9. Bandė statyti užtvarą, tačiau nepavyko. Karolė Virbickaitė išlyginamas rezultatas 10-10. Tikrai labai atkakli kova. Tik pačioje pirmojo seto pabaigoje pavyko Vitkauskaitė su Virbickaitė palaužti varžoves ir šiek tiek įgyti didesnį pranašumą. O dabar beveik įpusėjus antrajam setui visiška lygybė. Vėl taškas Virbickaitės ir Vitkauskaitės komandai. 11-10, jos pirmauja 1 tašku. Maža pertraukėlė. Priminsiu, kad didžiajame finale, kur paaiškėjęs šių metų Lietuvos moterų paplūdimio
čempionės. Žais geriausia Lietuvos pora Ieva Dubuskaitė ir Monika Pavilaitytė prieš Ieva Kazuraitytė ir Viltė Makauskaitė. Na, Ieva Kazuraitytė, Viltė Makauskaitė yra Lietuvos nacionalinės rinktinės žaidėjos, daugkartinės Lietuvos čempionės, Jonavos Achemos sudėtyje. Na ir taip pat pakankamai aukšto lygio tinklininkės, tačiau jų pagrindinis žaidimas yra salėje. Na, o Ieva Pavilaitytė ir Ieva Dubuskaitė ir Monika Pavilaitytė yra jau Lietuvos paplūdimio tinklinio žvaigždės ir ryškiai pirma pora Lietuvoje, todėl bus įdomu pažiūrėti, ar sugebės vis dėlto jų varžovės mesti iššūkį stipriausiai Lietuvos porai. Tai bus vėliau, maždaug apie 13 val. Prasidės didysis finalas moterų grupėje. Vėl labai kakliai kovojama dėl taško ir tašką pelno Irinos Zobninos ir Urtės Andriukaitytės komanda. Išlygintas rezultatas 11-11 ir paduoda Zobniną. Sėkmingas žaidimas prie tinklo. Virbiskaitė viską tiksliai įvertino ir sugebėjo pasiųsti kamuolį į varžovių aikštės pusę. 12-11 ir paduoda Karolį Virbiskaitė. Netiksliai. Kamuolys atsimuša į tinklą. 12-12 įpusėjus antrajam setui. Kol kas nei vienai iš komandų nepavyksta įgyti kiek labiau apčiuopiamos persvaros ir tas lygus rezultatas yra gan dažnas reiškinys. Nesėkmingai bando priimti kamuolį Virbiskaitė. Man pasirodė, kad iš pradžių ji lyg ir nenorėjo imti kamuolio, galvodama, kad jis skrieja jau į užribį, po to persigalvojo ir po to jau buvo per vėlu. Taigi 13-12. Šį kartą tiksliai priimtas kamuolys. Virbiskaitės tikslus šūvis, na labai tiksliai ir gerai jis smūgiuoja, jeigu būna patogiame aukštėje kamuolys ir būna jis laiku pakeltas. Praškai nuo tokių Virbiskaitės smūgių apsiginti yra be galo sunku. 13-13. Matydama, kad prieš ją yra aukštesnė varžovė, dabar Irina Zoblina pergudravo prie tinklo buvusią Virbiskaitę. Nesiruošė smūgiuoti stipriai į rankas, o tiesiog pasiuntė kamuolį šonu, kad išvengti užtvaros ir pelnyti tašką. Tai padaryti jai pavyko. O dabar pavyksta ir Vitkauskaitė išlyginti rezultatą 14-14. Vėl keičiasi pusėmis merginos ir drama šiuo antrajame sete tęsiasi dar įdomiau, dar atkakliau vyksta antrasis setas, nei tai buvo pirmajame sete. Ir dėl kiekvieno taškelio dabar vyksta labai ir labai įnirtinga kova. Andriukaitytė. Ir kamuolys aikštėje. Taip. Žiūrovai laukia užgniaužę kvapą. 15-14 pirmauja Urtė Andriukaitytė ir Irina Zobnina. Taigi vienu tašku jos pirmauja ir paduoda Andriukaitytė. Toks klastingas, šiek tiek trumpintas padavimas. Be atakos lieka varžovės, o Andriukaitytė pelno dar vieną tašką ir 16-14. Jau 2 taškų persvara. Pirmauja Irinos Zoblinos ir Urtės Andriukaitytės komanda. Pasiruošė šiam Virbiskaitės smūgiui Andriukaitytė. Tęsiasi ataka, dabar jau kitoks bandymas ir jis sėkmingas. 16-15 iki minimumo švelnina atsilikimą praėjusių metų čempionės ir paduoti ruošiasi Vytenė Vitkauskaitė. Pasiaukojančiai žaidžia merginos ir labai gerai dabar sužaidžia Urtė Andriukaitytė. 17-15, vėl 2 taškai skiria komandas ir gali būti taip, kad 2 setų neužteks
išaiškinti šių metų mažojo finalo nugalėtojas. Apsigina merginos ir trečią kartą bando rengti ataką Vitkauskaitė. Štai koks pasiaukojantis žaidimas. Na, vėl labai gudriai žaidžia. Fantastika, fantastika, kaip žaidžia Andriukaitytė su... Tačiau dėja, kaip nebūtų gaila, ne jos, jau varžovės pelno tašką ir paprašo minutinės pertraukėlės. Dabar Irina Zobrina su Urte Andriukaitytė. Rezultatas 17-16, vos vienas taškelis skiria komandas. Pirmauja Irina Zobrina su Urte Andriukaitytė, tačiau tai dar nieko nereiškia. Žaidžiama iki 21 taško ir suprantama, kad dar kova šiame antrajame sete nebaigta. Jeigu šį setą laimi Vytenė Vitkauskaitė su Karolė Virbickaitė, jos tampa bronzos medalių laimėtojomis šių metų paplūdimio moterų čempionate. Jeigu šį setą laimi Irina Zobrina ir Urtė Andriukaitytė, tuomet veiksmas skelsis į trečiąjį setą ir jame, kuris yra jau setas šiek tiek trumpesnis, žaidžiama iki 15 taškų, paaiškės šių metų pirmoji prizininkų pora. Baigėsi minutės pertraukėlės, merginos grįžta į aikštelę. Esant rezultatui 16-17, dabar paduos Karolė Virbickaitė. Dar viena sėkminga Zobrinos ataka. 18-16. Dabar svarbiausia neprarasti koncentracijos Zobrinai ir Andriukaitytei ir jos tikrai gali laimėti antrąjį setą. Ne, taip lengva nebus. Suprantama, kad varžovės nenusileis, keičiasi aikštės pusėmis. 18-17 pirmauja Irina Zobrina su Urte Andriukaitytė prieš savo varžoves. Paduoti ruošiasi Vitkauskaitė. Užribis. Štai taip, ką tik pirmavusius 2 taškų persvarą, dabar visiškai nebeturi persvaros Zobrina su Andriukaitytė. Rezultatas lygus 18-18. Paduoda Vytenė Vitkauskaitė. Dar kartą klysta. Dabar jau Irina Zobrina. 19-18. 3 taškus paeiliui dabar pralaimėjo Irina Zobrina ir Urtė Andriukaitytė ir to pasekmė jau -1 taškas, nors ką tik buvo +2. Andriukaitytė vėl nesėkminga ataka. 20-18 pirmauja Vytenė Vitkauskaitė ir Karolė Virbickaitė. Taigi vos vieno taškelio. Dabar praėjusių metų čempionėms trūksta iki galutinės pergalės šiame mače ir taip pat kovoje dėl bronzos medalių. Apsigina praėjusių metų čempionės. Dar viena ataka. Na ir dabar gali būti lemtingas susitikimo taškas. Ne, taip lengvai nepasiduoda. Vis dėlto taip, tai yra taškas. Ir 21-18 antrąjį setą laimėjusios Vytenė Vitkauskaitė ir Karolė Virbickaitė tampa bronzos medalių laimėtojomis. 2-0, 21-17 ir 21-18 laimėjo Vytenė Vitkauskaitė ir Karolė Virbickaitė ir jos laimėjusios mažąjį finalą gali džiaugtis tuo, kad tampa šių metų Lietuvos paplūdimio moterų tinklinio bronzos medalių laimėtojomis. Taigi jau žinome vieną moterų komandą, tai Vytenė Vitkauskaitė ir Karolė Virbickaitė, kurios šiuo metu moterų paplūdimio čempionate iškovoja bronzos medalius. O kam atiteks aukso medaliai, spręsis vėliau kovoje tarp Ievos Dombauskaitės su Monika Pavilaitytė prieš Ievą Kazuraitytę ir Viltę Makauskaitę. Tai bus maždaug 15 val. O maždaug apie 13 val. Startuos vyrų finalas dėl trečiosios vietos. Taip pat šiandieną matysime ir vyrų didįjį finalą. Taigi likite su Sporto TV kanalu ir žiūrėkite paplūdimio.